Sveiki, aš esu profesionali jojikė. Ir jeigu kažkas abejojate mano kvalifikacijomis, teks susipažinti su mano arklio galinėmis kanopomis. Pirmiausia, patikrinu šieno kokybę ir jam apibūdinti randu tik vieną žodį. Iha! Taip, reiškia galima duoti arkliams, o vėliau pati savo pasidarau šieno sumuštinį. Ir jeigu jums kada žiūrinti mane atrodo, kad aš nežinau, ką aš darau, tai žinokit, kad jums su galva kažkas negerai, nes aš viską žinau. Čia yra mažas arklys, neatsimenu kaip jis vadinas, kažkaip iš P raidės, o jo vardas yra galingasis taifūnas. O šito balto veršio vardas yra Pegasas. Užteks šią šieną brūžinti per subinę, varom į varžybas. Jūs turit suprasti vieną dalyką apie mane, kad aš turiu ne vien arklio dantis, bet ir arklio ištvermę. Todėl šitos varžybos man eisis kaip sviestas per šieną. Čia aš elegantiškai ir grakščiai užlipu ant savo meilučio. Manau, kad tikrai matosi, kad tai darau ne pirmą kartą. Čia aš pasiruošiu psichologiškai ir savo arkliukui pažadu 2 maišus morkų ir 2 maišus avižų. Galiu pasakyti, kad varžybos buvo labai sėkmingos. Nebuvau sumaišytas su šūdais ir nebuvau numesta nuo balno. Todėl grįžtu labai laiminga su savo ruduoju riteriu. O, kalbant apie rudžius, kodėl aš nebuvau su baltom kelnėm? Būtent dėl to, kad jas prirudinau, todėl turėjau pakeisti juodas. Kaip princesė dailiai nušoku nuo savo arklio. Ir su savo čempionu einu džiaugtis taure. Ai, pala, čia ne tas arklys. Taip, aš kartais neskiriu spalvų.